Dabar taip, kol yra ūpas, aš dar kartą, tai yra šiandien dar noriu įrašyti bent jau garsą savo. Tai va, radau tokį filmuką dokumentinį, tai nueisiu, kad nesigirdėtų kitų žmonių pokalbių. Aš čia centre miesto, Vilniaus sostinės. Tai va, radau aš tokį video, visą valandą, įdėsiu jums į aprašymą. Tai yra, įdėsiu į savo aprašymą, kad galėtumėt pasižiūrėti. Va, mankštinuosi, tarp kitko, kad galėčiau kalbėti laisvai. Taigi esmė yra tokia, kur noriu pasakyti, kad vat čia visą valandą kalbama apie kažką tai tokio, ką jau seniai dažnas iš mūsų Lietuvos piliečių turėtų suprasti apie tos kažkokius, vos nenugriuvau, apie tos kažkokius energetikos sąsajas su realiais dalykais žemiškas. Reiškia, vat noriu atkreipti dėmesį, kad visus 30 metų mosuojama vėliava, rėkaujama Lietuva. Ir iki šiol reiškia vat tokios kalbos ir iki šiol jokių konkrečių formulių, jokių konkrečių reiškia žingsnių, jokio, kaip čia pasakyti, visuomenės bendrumo. Reiškia ir mes ne kartu, mes nesuprantame, ką reiškia visuomenė, mes kiekvienas už save, manome, kad jeigu rūpinsimės kiekvienas savimi, tai viskas bus gerai, Lietuva kažkada pasieks, reiškia, kažkokių realių rezultatų. Va, reiškia, nematote, gerai, nematome, kiek turim alkoholikų, kiek turim savižudžių, kas yra emocinės, psichinės, reiškia, protinės ligos, nesusimasto, netgi neįdomu niekam. Tai vat, taip sakant, gerbiamieji, pasakysiu, kad turiu teisę jum pakrauti malkų, va taip taktiškai, morališkai, jeigu jau sakoma, kad yra demokratija Lietuvoje, o demokratija tikrai yra, reiškia, neabejoju, aš matau tą, tik ją nelabai kas nori naudotis, nelabai kas supranta ryšius savęs, asmens konkretaus, su visuomenė ir su valstybe. Va, žodžiu, turėjau ūpo, ačiū tau kūrėjau, ačiū tau dievuliau, turėjau ūpo pasakyti jums vat šitą visą dalyką. Aš manau, kad šis takelis, taip sakant, garso man pavyko, mes pasimatysime su jumis. Čia buvo tas pats Janas, linkiu smagaus laiko.